Ar žinojote, kad šiandien vos per vieną dieną mes gauname tiek informacijos, kiek mūsų protėviai gaudavo per visą gyvenimą? Panašu, kad žinios plečiasi taip greitai, kaip plečiasi visata. Žinios, ypač mokslo, gimdo pokyčius. Futurologai pranašauja, kad netrukus nereikės labai daug profesijų – ūkininkų, siuvėjų, kepėjų, įvairiausių tipo pardavėjų ir mašinų operatorių. Ką tai reiškia jums? Ką tai reiškia jūsų vaikams? Ką turime žinoti šiandien, kad drąsiai žvelgtume į ateitį? Šia ir kitomis temomis diskutuosime balandžio 12 dieną švietimo konferencijoje. Organizacijos, kuriai vadovauju, šūkis yra pakeisti tai, kaip daromas verslas. Neatsitiktinai dalinsiuosi mintimis, idėjomis, kokių kompetencijų reikės ateities versle. Tad jeigu jums rūpi jūsų ir jūsų vaikų ateitis, kviečiu prisijungti.